Liko tik keli mėnesiai, kol Windows 10 yra palaikomi oficialiai Microsoft'o. Išverstas skūritų! Jų suportas turėjo pasibaigti prieš kelis metus, tačiau Microsoft'as pratęsė jų suportą, nes labai daug naudotojų vis dar naudojasi 10 Windows'ais ir neperėjo ant Windows 11. Ką tai reiškia eiliniui naudotojui? Tai reikš, kad jūs nebegausite jokių update'ų. Ar tai yra labai svarbu? Iš saugumo pusės yra labai svarbu. Jeigu jūsų kompiuteris negauna security update'ų, reiškia, jūsų kompiuteris yra atviras visiems blogiesiam aktoriam, hakeriam ir taip toliau. Jeigu jie suranda kokią nors silpnybę Windows'ų sistemoje, jie gali tuo pasinaudoti ir Microsoft'as daugiau nebeišleis jokio patcho, kad tai ištaisyti. Lygiai taip pat mes matėme, žinoma, jau čia kalbant seniau, kai kurios sistemos su Windows XP net negali prisijungti prie interneto. Prisijungsite prie interneto, bet jokia naršyklė neleis jums eiti į bet kokį tinklą, todėl kad jūsų sistema yra paskirta kaip nesaugi. 11 Windows'ai oficialiai, bent jau nuo Intelio platformos, yra palaikomi nuo 8 kartos. Mes esame matę, kad Windows 11 gali veikti ir ant senesnių sistemų. Tačiau tai yra neverta. Kompiuteris veiks gan lėtai. Windows 11 yra pilnai prikrauta visko, ko jums gali reikėti, tačiau tai nereiškia, kad senesnės sistemos tai gali pasinaudoti. Ir tai tiesiog apkraus jūsų sistemą. Geriausias atvejis yra pasižiūrėti, ar jūsų kompiuteris gali būti atnaujintas iki 11 Windows. Jeigu jūsų kompiuteris nepasiekia minimalių parametrų, tada reiškia, reikia kažką atnaujinti. Nereiškia, kad reikia naujinti visą kompiuterį. Jeigu turite Intelio sistemą, dažnai užteks pakeisti tik motininę plokštę ir procesorių, nes ramus, vaizdo kortas, tokius dalykus dažnai galima bus pernaudoti. Jeigu laptopą turite ir jūsų kompiuteris nepavežtų Windows 11, pirkite naują laptopą. Ir jeigu turite klausimų, rašykite komentaruose.